Taip, jūs neklystate, taip, Zuikių mokykla parduodama. Populiariausia mokykla. Diana, pasakykime apie kainą ir aukcioną. Nastė, viskas parašyta skelbime. Talismane, aš jau įsivaizduoju, kaip tu ir aš naujoje mokykloje, kavinėje kartu gerime saldų limonadą. Taip, mokykloje galite apsilankyti bet kuriuo metu. Tada atsiųsiu jums adresą asmeninę žinutę. Policininkas Džordžas susitiks su jumis, o žiūrkių administratorės surengs ekskursiją po mokyklą. Viso gero. Diana, kokia kaina? Kokia kaina mokyklos? Nastė, jis dar nematė mokyklos. Merginos, 8 milijonai dolerių. Wow! O dieve mano, tai kažkas neįtikėtino. Žodžiu, berniukai, mergaitės ir aš apsisprendėme dėl 4 naujo mokyklos varianto. Parodyti? Taip. Tik nepameskit galvos, nes būsit šokę. Jūs ypač šokiruos kaina. Talismane, kokie variantai? Johnny, dabar pamatysi ir viską suprasi. Šaunu, taip? Johnny, nerealiai šaunu. Berniukai, pirmas pasirinkimas? Leisk man pažiūrėti irgi. Oho, ar čia klaida? Turiu omenyje 8 milijonai. Merginos, nerealiai didelė suma. Timūrai, slink toliau, tai tik pirmas variantas. Ir pats pigiausias, kuris patiko Dianai. Nastė, bet tai šaunu. Viską darome dėl savęs. Mėgstamiausių. Gerai. 12 milijonų. Merginos, ar tikrai renkatės ugdymo įstaigą? Vaikinai, nesijaudinkit, mes su merginomis jau viską numatėme. Surengsime aukcioną, parduosime Zuikių mokyklą ir pirksime naują pastatą. Bet jei neturėsime pakankamai pinigų, Diana parduos visą savo garderobą. Maja, mes jau aptarėm tai. Vis dar neparduodu savo spintos už tokią sumą, už kurią pirkau. Visi mano daiktai naudoti. Gerai, draugai, slinkit. Trečias variantas? Wow, tai bomba.